Pastatyti svajonių namą nelengva užduotis. Juk norite, kad pastatas būtų originalus, tvarus, tvirtas, šiuolaikiškas. Nepamirškite dar vieno būtino epiteto – namas turi būti saugus. O sauga prasideda dar anksčiau, nei statybvietėje pasirodo pirmieji darbininkai. Susiradome sklypą. Architektas subraižė nuostabius jūsų svajonių namus. Kas toliau? Pasidarėte gręžinius. Jau žinote, kokius pamatus darysite. Ir turite galutinį variantą brėžiniai su pamatais. Eikite pas techninį prižiūrėtoją. Yra tam tikri asmenys, kurie turi atitinkamus diplomus, kurie pasakys, kaip jūs išbranginot ir dėl ko savo projektą, kur yra saugu, koks surišimas, koks mazgas. Tarp pačio pamato bei sienos turi būti mazgas. Pats pamatas yra kelių mazgų. Stogas galų gale, iš ko jūs jį darysite, ką rekomenduoja, jūs norėsite galbūt medinio, o gal logiška būtų daryti betoninį. Tai kad techninis prižiūrėtojas būtinas projekte. Žinoma, mes visi truputį lietuviai, statybininkai, galime pasakyti, aš pats žinau, o kas padės parašą ant jūsų brėžinio, kad tai yra saugu visų pirma, kad tai yra techniškai tvarkingas projektas, kur nieko nenutiks nei svečiui, nei jums, sakykime taip. Tai, kad techninis prižiūrėtojas projekte būtinas. Beveik 30 mečius veikianti įmonė savo paslaugų sąraše turi ir statybų techninę priežiūrą. Tačiau tai labai tampriai susiję ir su kita statybvietėje privaloma sritimi – darbų sauga. Tikrai yra labai daug procesų, kurios galime, tai kas irgi viena iš mūsų naujovių, neseniai pristatyta, tai yra ir mūsų Enova, tai yra kaip čia interaktyvi darbų saugos platforma, kuria remiantis galima jau ir instruktuoti darbuotojus, juos apmokinti, sekti visą informaciją, kada kas buvo instruktuoti, kada buvo apmokinti žmonės, kad nepraleis kažkokių tai dalykų ar etapų. Tai tam tikra dalis tikrai yra 100% galima įgyvendinti, tam tikrą dalį tai yra kaip vizitai į patį objektą, apžiūros, priežiūra pati, vertinimas aikštelės, saugumo, ar darbininkai naudojasi viso šito, tai šitos srities kol kas dar nėra galimybių. Nes vis tiek viskas susideda realiai iš dviejų etapų. Tai pirmas tai būtų ta, kaip čia pavadinčiau, dokumentacinė dalis, antras tai yra ta reali dalis, tai yra kaip viskas atrodo statybvietėje, nes vien tik dokumentais neužkirsim 100% kelią. Vis tiek turi būti ir kultūra įmonėje, ir pačių darbuotojų supratingumas, kad jie privalo bent jau minimaliai dėvėti šalmus, kitas asmeninės apsaugos priemonės. Tai be šito niekaip. Ir nors pandemijos mėnesiai mus įpratino prie nuotolinio darbo, kai kurios procedūros neišvengiamai privalo vykti gyvai. Nes turime pripažinti, statybose vis dar nutinka nemažai nelaimingų atsitikimų. Prieš pradedant bet kokį statinį statyti, tai reikėtų pradėti nuo projekto analizės. Tai turint užsakovas projektą, jis turi susirasti techninės priežiūros specialistą kvalifikuotą ir su projektu tiesiog kreiptis į jį, išanalizuoti projektą, gal yra tam tikrų klaidų. Tikrai kiekvienam projekte jų yra, gal kažkas tai neišspręsta, abejotina, tai techninės priežiūros specialistas, jis ir pasakys, kad čia galima spręsti eigoje statybos, čia tikrai negalima, ir reikia projektą koreguoti. Tai reiškia, kad techninės priežiūros specialistas procese pradeda dalyvauti nuo projekto, o ne atsirasti statybvietėj ir jau kai projektas jau padarytas, sukalti koliukai, atžymėti ir pradeda kontroliuoti. Tai čia didelė yra klaida tų žmonių. Tad ir nedidelio individualaus namo ir viso kvartalo statyboms galioja tie patys dėsniai. Planuokite ir vertinkite darbus iš anksto, o sauga rūpintis privalote. Šalmus ramia galva bus galima nusiimti kitą vasarą, kai prasidės naujas paplūdimio malonumų sezonas. O kol kas stebėkime, kaip juda darbai šiame naujame Palangos kvartale.